iškeltus planuos, kad leisti Petrauskui dar kartą. Tai va dabar vėl atsakymas Petrausko, bet savo mirtimi. O galimybė samdytis užsienio žinovus savo nuožiūrą įmanoma yra, ar jie patys jau nustato? Pavyzdžiui, kai mano brolis dar buvo Lavoninė, tai mes Lenkus dar būtume atsivežę. Nu mes, žinau, taip staigiai rasti, bet neleido nieko. Neleido? O iš skumacijos iš... Vesajas, zumacijos, viskas išpjaustas, tai nieko nelikė. Nes akys pasvertos, viskas pasverta, užrašyta. Ten, žinokit, iš tikrųjų mes suprantam, mes kažkaip taip apgalvom ten, mano jau vyras, tai vis tiek jis išmano, suprantam, sako, nu tai, o ką ten, ir soda? Tai nieko nedarė. Tas kaulas sulaužytas, išimtas, ten viskas išvyko. Tai kad jie ten visko pasilikę, plaučiai, kepenį, širdį, ir visko gabalų šaldytuve prisidėjo. O tai palei tuos įrodymus, kurie surinkti darant kūno, žinau, tyrimus, paduoti, pažiūrėjau, ekspertams kitiems iš užsienio. Jie išvadas kažkokias yra padarę kitas? Susiradome, taip, surašė, nuskandintas. Nuskandintas. Bet tai žinokit, tas nuskandinimas, tai mes tavo tą lietuvį taip grinau, susiradom, kuris mums išvada. Jis, žodžiu, tas lietuvis, Petreikis pavardė, man atrodo, jisai ten buvo Paliulis ir dar keturi, jie 5 jau tą darė išvadą, kad jis atseit savo mirtim. Tai po to, nu kaip, jisai tai jau nematė, kaip ir Lavono, mano brolio, jisai palaidotas, tai jis tą Petreikio išvadą vertino. Tai kad nuskandina, nenuskandina, pagal visus požymius. Tai netgi įsivaizduokit, kai tokio lygio atvežamas tomografijai, nu, visas peršviečiamas jisai, tai plaučiuose nieko nėra prieš švietimą. Ir net jie patys fiksuoja, nieko nėra. O po švietimo tai taip ir pasakoju, aš žodžiu, žinot, kai nukelia, taip kaip žinot, vieni už kojų, kiti už rankų, ir po to tie plaučiai užsipildė. Tai jie po to reikia, kad atseit jau čia jisai kaip ir apsivėmęs. Bet netgi galiu pasakyti, dar kai nebuvo paskirta ekspertizė, jau ne va tai Švedijai, kai prieš tai tie elektroniniai laiškai su užsieniečiais, tai užsieniečiai irgi duoda išvadas, tai požymiai skendimo. Tai aš jau tada sakau, tai kad jau rašo požymiai skendimo, tai visas aplipę žolėm, vandens žolėm aplipęs, rašo požymiai skendimo ir, pavyzdžiui, siunčia užsieniečiam nuotraukas, tai tas užsienietis rašo, tai jūs man atsiuntėt, matosi ne visas kūnas. Tai jis siunčia užsieniečiams, pusė kūno atšviečia, pusė, nu tai įsivaizduoju, ir kokios viskas draugas su tuo susirašyti. Jūri, labas, kaip tu gyveni, kaip tavo šeima. O jūs negalite išsiuntinėti savo nuožiūrą pasirinktinai žinovams, nu pasimti į Australiją, į Ameriką, nu ten peržiūrėti. Tai, žinot, gal ir dar galėtum kažkur, bet vis tiek galutinius, tai čia. Ne, bet visuomenė jau tada būtų jau tada visiškai aišku, jeigu ten patvirtintų, nes dabar jie to mirginasi. Ten savo mirtimis jokių abejonių, ten suprantu, ten jį pažiūrėjus, ten jokios minties. Tiesiog jie į viešą erdvę pastoviai leis tai, kad čia mūsų nustatė, kad paspringo. O jiems kalti iš išorės tų žinovų, kad... Pavyzdžiui, tie užsieniečių, tai jų išvados, kad jūs duomenys, kad nuskandintas. Suprantat, jisai sumuštas, bet galutinai dėl ko jis mirė, tai skendimas. Skendimas. Matot, pasakys, kaip ta moteris, kad jie neturi juridinės galios, tai gal pasafrontavo. Visuomeniai suprasti nebūtinai reikia tos juridinės... Visuomenė nesprendžia nieko. Kai visuomenė renka, partiją norit kurti, o visuomenė nieko nesprendžia. Nu, Aš pakankamai žinau, kas visuomenė, kas partija. O tai kas sprendžia? Kas? O tie sprendžia, kurie nužudė. O tai kam partija turi? Taip? Aš neturiu partijų. Mergaitė nėmė tom dienom, žinot, kaip dabar paskui, kad ten tą bunkerį radom.